Artėjant kongresui, tai jaučiu tokį nerimą, kaip viskas pavyks, kaip seksis, kokia bus išrinktas naujas prezidiumas. Tiesiog nekantrauju, bet ir kartu toksai nerimas. Tai projekto vadovo pagrindinės atsakomybės tai yra suburti organizacinės komandas renginiam Lipsos, taip pat bandyti atrasti, kaip galima pritraukti lėšų per kažkokius fondus, projektus, organizacijai. Tai projektų vadovas turėtų pasižymėti tikrai atsakingumu, nes jisai atsakingas už tai, kokius žmonės parenka organizuoti, kad įvyktų tas renginys. Taip pat dėmesingumu, nes turi pastebėti smulkmenas, ką gali praleisti nepatyrę organizatoriai, bei komunikabilumu, kad sugebėtų susikalbėti su skirtingų charakterių žmonėmis, skirtingą nuomonę turinčiai žmonėmis ir apjungti juos į vieną. Tai būsimam projektų vadovai visai rekomenduočiau kiek galima daugiau bendradarbiauti su padaliniais, kad būtų galima įtraukti į tuos orkomus naujus narius, kad įtraukti galbūt netgi ir senbuvių kažkiek, kad jie dalintųsi patirtimi, organizuojant vienas ar kitus renginius. Ir tikrai klausinėti žmonių, kurie turi panašios patirties, kur galima ieškoti tų finansų, kas skiria asociacijom pinigus, nes iš kitų žmonių daugiausiai gali gauti tos informacijos apie tai. Tai norėčiau gauti Nobelio premiją už matematinius pasiekimus, kadangi matematikai negali gauti Nobelio premijų. Tai būčiau išskirtinis atvejis. Galima būtų įrodyti, kad ir matematikai gali gauti Nobelio premijas. Tai norėčiau palinkėti visiems Lipso nariam, tai būti vieningiam, nes jūsų stiprybė yra jūsų vieningumas ir bendradarbiavimas, visą laiką stengimasis atsižvelgti į kitą žmogų, ne tik į save.